Ko tingina pančias, eik į gylį. Pakalbėkim šiek tiek apie stuburo sveikatą ir bendrą raumenų tarpusavio darbą, nugaros, ir ne tik, apie biomechaniką. Tai yra tarpusavio kūno raumenų pasidalinimas, norint atlikti tam tikrus veiksmus. Tai kaip dažnai žmonės galvoja, kad reikia stiprinti nugaros raumenis ir apie tai galima prisiklausyti va tiek. Tai, kad nugaros raumenis turi būti stiprus, viskas yra tvarkoj, tik pagalvokim, kokie yra dažniausiai masažai siūlomi įvairiuose, tai centruose, ar tai spa ir panašiai. Dažniausiai būna nugara, pečiai. Tai jeigu tokie masažai yra siūlomi, tai mes galim labai elementariai tokį išvadą pasidaryti, kad tikėtina, kad jie masažuojami, nes jie yra skausmingi ir įsitempę. Tai jeigu mes žinom, kad tie nugaros raumenys yra įsitempę, jeigu mes žinom, kad tie patys tiesimieji nugaros raumenys yra dominuojanti raumenų grupė, tai yra erector spinae raumenų grupė, ir jeigu mes sėdim, stovim, einam, jie daugiausia dirba, dalyvauja mūsų veiksmuose, ir jeigu mes žinom kitą medalio pusę, kad tarpusavy raumenys turėtų dirbti pasidalindami krūviu, ir pavyzdžiui, kad atsusis pilvo raumuo arba pilvo šoniai raumenys neįsitraukia gerai į veiklą, nes jie nėra tiek aktyvuojami mūsų buitiniuose veiksmuose kaip sėdmens raumenų grupė, kaip galiniai šlaunies raumenys, ta pati diafragma šiek tiek irgi yra atsakinga už mūsų laikyseną, ir aibę dar kitų raumenų grupių. Ir jeigu mes žinom, kad pavyzdžiui žmogus daug prasėdęs, sėdmuo nelabai efektyviai dirba, nebent žmogus greitai vaikšto dažnai arba kalvota vietovė, ir taip pat su kitom raumenų grupėm, jeigu mes jų neįlavinam, jų nepaprašom dirbti, tai yra use it or lose it principu, jie tampa neaktyvūs. Reiškia, tie nugaros raumenys yra dažnai darbingi ir vieni iš jų darbingiausių. Tai jie turi būti stiprus, bet ne vien juos turim stiprinti, nes perlenksim lazdą. Čia taip pat kaip gėlės. Reikia laistyti, bet jeigu mes jas perlaistysim, nuo to geriau nebus. Tai principas yra koksai, kad short time gain, long time pain. Tai reiškia, tuo metu, kai mes aktyvinam tas raumenų grupės, sako žmogus, viskas fainas, suaktyvinam kraujotaką, pagerėjo metabolizmas, man kaip ir jaučiasi gerai. Bet ilgalaikiai tos pačios apkrovos jos nusėda į tai, kad mes turim ne tik kūno pozicijas ir kūno padėtis, kuriuo metu mes apkraunam stuburo ašį ir slankstelius, ypatingai ten, kur dažniausiai atsiranda problemos, tai yra juosmeninė ir kaklinė dalis ar ne, bet kartu mes turime raumenų pertempimą ir tų pačių ypatingai torakolovarinės fascijos pertempimą. Ir iš to atsiranda ne tik skausmai, bet ir tam tikri pažeidimai. Tai ką mes turim visą laiką pasižiūrėti prieš norėdami eiti treniruotis ir įsivertinti, ar tikrai tai yra vieninteliai pratimai žinomi, kurie yra reikalingi, tai ten kaip pavyzdys tie patys deadliftai tam, kad stiprintumėm nugaros raumenis, ar pirmą reikia sužiūrėti, ar visi kiti aktyviai dirba ir tuomet gali jau raumenynas tolygiai pasidalinti krūvį, ir jau tuomet, jeigu noriu, dar papildomai treniruoju. Bet jeigu tas raumuo iš savęs yra darbingas, kiti mažai veiksmus ir aš dar papildomai jį treniruosiu, tai kaip dažnai aš perlenksiu lazdą ir kažkurio metu, kaip sakau, short time gain, long time pain, po kažkurio laiko turėsiu tai, kad tai bus pakitimai ir fiziniai pakitimai stubure arba tiesiog didelės įtampos ir tuomet kažkur tai kreipiamasi, tai kad tokių dalykų nevyktų, įsivertinkim, kaip mes susidėliojam savo poreikį treniruotis.